pasiruošę? Ar pasiruošę, mano vaikai? Taip. 4, 3, 2, 1. Rafal Butkevič. Jis rašyk. O, yra. Rafal Butkevič. Tiktokai irgi. Ir Valdemarkai ir ta. Seka ir tiktokai? Jo, va. Gurskį. Bet jam nėra 18. Jo, jam nėra, tai koks skirtumas, tipo, reikia su tėvais. Alio. Ajok, tai vas. Lietuviškai kalbam. Labą dieną. Labą dieną. Nu tai ką, laimėjai mašiną? Tėčiai turbūt, ne? Vaikas laimėjo. Gerai, jokių problemų. Pirkimo pardavimą viską padarysim ir taip toliau. Gerai, Robertai. Dėkui tau. Gerai, tai viską susisieksim su Iki jumis. viso. Ką, Robertai? Nu tai ką, taigi kelinta jau diena prasidėjo. Šiandien pas mus ketvirtadienis, ne? Žodžiu, Slyva laimėjo 13 ar 12 metų berniukas. Labai patenkintas, pamatysit Kaip patenkintas berniukas, bet... Tėvas kaip patenkintas. Jo, Jo, tėvas pasakė, kad tikrai jos nepardavinės, važinės. Tai va, dabar atvažiavome į promotors, kaip ir sakėm, darysim detailingą, surinksim viską iki galo, ne? Jie sutvarkys ir ką rytoj jau lauksim čia, gražiai užklosim, ne? Ir įteiksim Slyvą. Tai va, po kol kas kimbam prie darbų. Jo, nefilmuosim, kaip surinkinėsim čia tokias Važiuojam. smulkmenas neįdomios. Tai varom. En la playa está tirada, bronceada, morena y combina con el sol, con la playa y la arena. Mini, mini, mamá, siempre molusa, bikini, kini, mana. Nu ką, va. Bandom detailingo duonos. Žiūrim, kaip čia iš tikro. Sako, kad čia nieko sunkaus, nieko sudėtingo. Tai va, žiūrim, bandom, kas čia kaip gaunasi. Pažiūrėsim, kaip pas vairuotojai išeis ir po to pažiūrėsim, kaip profesionalai tai daro. Ne taip čia viskas paprasta ir lengva, kaip atrodo. Šaikas, darova, nu jau, kaip matot, galų gale atėjo ta diena. Atėjo ta diena, Robertai. Viskas paruošta, viskas padaryta. Ką už pusvalandžio atvažiuoja nauji šeimininkai mašinos ir bus įteikimo ceremonija, viską pamatysit, bet sugalvojam vieną prikolą. Karočią, padarysim taip, kad pabandysim jos taip Apgaut. Jo, sakant, apgaut. Pasakysim, kad jokios mašinos jūs negausit tikrai. Čia viskas surežisuota,
kaip ir pas visus žmonės. Viskas, kad tik tais ant televizoriaus būtų gražiai Tik atrodytų. tai, kad viskas būtų gražiai, gausit pagodos prizą, po ten 100 euriukų ir paspausim rankas ir viso gero. Nežinau, gal jau prikolinė išeis. Arba jie mus čia sumuš. Ir kitas kadras Santariškis. Tai ką, laukiam. Jau greitai, ruošiamės jo, greit ir turi būti. tuoj. Labą dieną. Laimingas atvažiavęs. Labas. Labą dieną. Nu, kol be kamero. Jo. Ką pakalbėsim, viską ten biškį pafilmuosim. Nu tai vat, kaip suprantat, tai automobilio jokio jūs nelaimėjot. Prasideda. Nu čia viskas ant kamerų. Viskas taip, bet bus pagodos prizai. Jo, gausit biškį pinigėlio, tai pafilmuosim ir viskas. O, dar. Nu bet nieks šiais laikais automobilį automobilį nedovanoja. tai Tai ar jūs sutiksit pasifilmuoti ten ir viskas? Ne, nu tai mes bėsim be jokių problemų. gerai, mes juokaujam. Viską jūs laimėjo. Atvažiavo mūsų nugalėtojas. Jo, tai sveikinam tave. Tu dabar būsi jauniausias. Turbūt tėtį labiau turi pasveikinti. Ačiū. Tai kaip tavo nuotaika buvo, kai sužinojai, kad laimėjai? Nu, gera, netikėjusi, kad laimėsiu. Tik taip, užėjau pažiūrėti į streamą, parašyti ir viskas, nu, kai pamačiau save, nu, tai... O kaip laimėjai ir vat atėjai pas tėvą, sakai, kad laimėjau mašiną, ar kaip buvo viskas? Taip, Bet aš tikrai nesitikėjau. Galvoju, ką jis čia man kišit telefoną, sako, tėti kalbėk. Galvoju, kas čia yra, nes aš netgi nebuvau. O aš toksai žiūriu, dar ir iš Nemenčinės. Opa. Tai ką, viskas tikra, viskas. Mašina yra užuolaidų, paruošta, blizga. Kromotras mums, aišku, padėjo, kad jinai blizgėtų. Daug žmonių prisidėjo prie darbo, ją nudažyti, nes buvo ir rudelių ten tokių šiokių, prie techniškos būklės ten, stabdžiai ten tas. Daug laiko ir darbo tikrai įdėjom. Aišku, ne muziejus. Ne. Mašina nenauja, kaip sakoma, Nu, bet vis tiek. bet farkopas yra, darbinis arklys geras. Darbinis arkliukas bus jo. Tai ką turbūt parodysim jums automobilį. Babam, 3 litrai dizelis, kažkiek ten arklių, odinis salonas. Kas ten pas mus dar? Nu, neblogai atrodo, nu. O, tokia biški pamarafėtinom, bet, kaip sakant, pažiūrėkit į saloną, televizoriai, MVR. Kvepia beveik nauja. Bet Nieko sau, nieko. svarbiausia yra farkopas. Svarbiausia, ir bagažinė. Bagažinė iš salono, iš mygtuko, čia nauja mašina, čia Čia viskas nauja elektronika. mašina, jo. Čia liftas yra, bet jis pavargęs. Oi. Tai va, yra bagažinė didelė talpy, yra zapaskė, yra viskas sukomplektuota, technikinė pusantrų metų technikinė. Dar yra, jo. Jo. Naujas akumuliatorius įdėtas. Čia šito nenuvalysit, nes čia po laku. Tegul ir būna. Ja. Tai ką, turbūt tau ir įteiksiu tą raktą. ačiū. Tai sveikinam. Ačiū jums, ačiū jums, ačiū Automobiliu. jums. Sutvarkysim dokumentus toj, viską pasirašysim ir Nu, puikiausia mašina. Ką Puikiausia. pasakysim? Nu. paruošti. Tikrai paruoštų. Nu. Blizganti, jokių problemų. Tai kaip laimingas tu? Taip, Dabar mokyklai sakysi, aš laimėjau BMW. Važinėsit pats, pardavimui. Dar pagalvosim. Dar pagalvosim. Nes jau yra daug turbūt, kas nori nupirkti. Jau siūlo, jau siūlo. Bet žiūrėkit, slyva šitą, kainą kelkit aukščiau, jeigu pardavinėsit. Ja. Ne pigiau 2,5, 2 tūkstančių tikrai pigiau neatiduokit. Nes daug žmonių norės
su ją dar Jo, Pasivažinėti, jo. kontentą padaryti. Labai daug kontento galima su juo. Jo, labai daug kas norėjo. Tai iš tikrųjų, jeigu pardavinėsi, tai tikrai ne pigiau 2000 tikrai. Nu, savaitę pasidžiaugsim, pagalvosim, aptarsim šitą reikalą ir tada jau žiūrėsim. Šiaip iš techniškos pusės viskas gerai. Dėžė, variklis, stabdžius pakeitėm, diskus pakeitėm. Tai suvedimas padarytas, padangas. Iki šitos žiemos tikrai užteks pabaigos. Taip, ten dėl savęs, ten kažką tai gal patvarkyti, bet šiaip, ką matėm blogai, tai viską. Važiavimo netrūko. Ir viskas. Tai ką, sveikinam? Stovi toksai. Nu, Ką, dabar Maikę reikia nusimti kaip namuose sekmadienį. Maikę nusėmus. tai ką, o mes turbūt su šito projektu pastatysim tašką ir pabaigsim šitą projektą. Ir ką, visiems ačiū, kas stebėjot, kas statė laikus. Ir galimai, Statykit dar laikį. galimai, kad dar bus kažkoks patgončikas nuo mūsų. Tai sekit, statykit laikus, kalakolčikus ir susitiksim